Kas yra? Nieko. Netvarka griauna ir namus, ir santykius. Žinau, kaip jums padėti. Pro7. Tikras malonumas valyti. Labas, aš nuo lauko termometro rodomų laipsnių apsvaigęs Timūras. Prie Maniškio šių metų Velykinio stalo kalbų apie politiką visiškai nebuvo. Atsigavau, žinokit, tai pažiūrėkim, ką praleidau. Jūsų dėmesiui balandžio 2 dienos svarbiausių įvykių apžvalga. Rytų fronte nieko naujo, toliau tęsiasi smūgiadaužis dronais. 9 iš 10 Rusijos paleistų iranietiškų šahedų buvo numušti, o Ukraina vis taikosi į Kacapų Achilo kulną naftos pramonę. Antradienį naktį dronais smogė Taneko naftos perdirbimo bazei, taip pat atakuota ir šahedų dronų surinkimo gamykla, keli žmonės sužeisti. Pirmadienį Jekaterinburge įmonės Uralmažzavod ceche kilo gaisras, prieš kurį liudininkai išgirdo sprogimą. Nepaprastųjų situacijų ministerija pranešė, kad pramoninio objekto teritorijoje užsidegė cecho stogas. Gaisro plotas 4000 kvadratinių metrų, tačiau gaisro priežasties nekomentavo. Ir nebūtina, rašistinė tyla garsesnė už bet kokius žodžius. Lyg su GTA cheat kodų ukrainiečiai įspūdingai Kacapus ataudė ir Avdivkos kryptimi, kuomet jie 36 tankų ir 12 pėstininkų kovos mašinų kolona atakavo Umansko link. Ukrainos desantininkai sunaikino mažiausiai 12 tankų ir 8 pėstininkų kovos mašinas. Tačiau driskiams pavyko pasistumėti ir įsitvirtinti rytinėse Časivjaro prieigose. Jei ukrainiečiai nesims papildomų gynybos priemonių, Kacapai jau šią savaitę gali bandyti šturmuoti Časivjarą. O štai Huilo vietoj visuotinės mobilizacijos bando išsisukti, didindamas šauktinių skaičių. Jis pasirašė dekretą, kuriuo per pavasario šaukimo kampaniją bus pašaukta 150 000 jo rinkėjų, privalančių mirti už Putkos norą datempti iki 6 kadencijos. Tuo metu Kremlius, balansuodamas ant marazmo ribos, toliau deda didžiulės pastangas dėl teroristinio išpuolio Maskvoje apkaltinti Ukrainą. Tokiu būdu jie bando nukreipti dėmesį nuo žvalgybos superfeilo ir padidinti vidaus paramą karui prieš Ukrainą. Tuo metu Hagoje šiandien rinkosi Europos ministrai ir tarptautiniai tyrėjai aptarti Rusijos karo nusikaltimų baudžiamojo persekiojimo eigą. Tarptautinis baudžiamasis teismas jau anksčiau išdavė 4 tarptautinius arešto orderius dėl įtariamų karo nusikaltimų aukšto rango rusams, įskaitant patį putliažandį Huilo. Beliko sugalvoti, kaip tos orderius įgyvendinti ir kaip išieškoti kompensacijas už visą Ukrainai padarytą žalą. Tik reikėtų, ponai, truputį greičiau suktis. Tačiau, kol Putinas vis dar laisvėje, Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplomatijos atstovai Baltijos šalyse ragina NATO ruoštis, nes Rusija gali pradėti egzistencinį karą prieš Baltijos šalis. Jei dėl to jaučiate įtampėlę, siūlau patikrintą receptą nervus į konservus ir skambutį 1482. Sakau, 1482 paskambinkit. Paskutinę parą Izraelio oro pajėgų naikintuvai atakavo daugiau nei 25 teroristų taikinius, įskaitant ginklų sandėlius ir kitą teroristų infrastruktūrą. Deja, per atakas neišvengta aukų. Pagalbos maisto organizacija World Central Kitchen pranešė, kad per Izraelio smūgį Gazos ruože žuvo 7 jos darbuotojai. Žuvusieji buvo iš Australijos, Lenkijos, Jungtinės karalystės, JAV ir Kanados bei palestiniečių teritorijų. Tai viena iš 2 nevyriausybinių organizacijų, padedančių pristatyti pagalbą laivais iš Kipro. Ji taip pat dalyvauja statant laikiną prieplauką Gazos ruože. Supykęs Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis paprašė, kad Izraelio ambasadorius Varšuvoje kuo skubiau pasiaiškintų. Varšuva nori išsamaus žūties tyrimo. Pranešama, kad žuvęs vaikinas buvo Damianas Sobol. Organizacija World Central Kitchen po išpuolio pranešė laikinai stabdantį veiklą. Smūgių gavo ne tik Gazos ruožas. Izraelis paleido raketas Irano konsulatui Sirijos sostinėje Damaske. Žuvo 11 žmonių, įskaitant 8 iraniečius, 2 sirus ir 1 libanietį. Visi jie buvo kovotojai. 7 iš jų buvo Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso nariai, tame tarpe ir generolas Mohamedas Reza Zahedi. Izraelis jau seniai taikėsi į Irano karinius objektus Sirijoje, tačiau pirmadienio išpuolis buvo pirmas kartas, kai šalis smogė tokio dydžio ambasados kompleksui. Izraeliečiai atsisakė pakomentuoti smūgį. Irano prezidentas pasmerkė išpuolį prieš jo šalies konsulatą Damaske ir pareiškė, kad šis bailus nusikaltimas neliks be atsako. Prie pažado prisidėjo ir Hezbollah. Tuo tarpu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, patiriantis jau didžiulį pasaulio spaudimą, panašu, kad jo nori šiek tiek daugiau. Vakar jis pažadėjo uždrausti Izraelį transliuoti naujienų kanalo Al Jazeera laidas. Sausį Izraelis teigia, kad Al Jazeera žurnalistas ir laisvai samdomas darbuotojas žuvę per oro antskrydį Gazos ruože buvo teroristų agentai. Anglų ir arabų kalbomis transliuojantis Al Jazeera save vadina pirmuoju nepriklausomu naujienų kanalu arabų pasaulyje.
Egzistuoja Stokholmo sindromas, kai žmogus ilgisi smurtautojo. Yra Briuselio sindromas, kai politikas po kadencijos Europos parlamente nebesugeba nusileisti ant žemės. O ar girdėjote apie Havanos sindromą? Nieko bendro su pagiriomis. Pastarosius kelis metus JAV diplomatus visame pasaulyje kamavo keista liga, pavadinta Havanos sindromu, nes būtent Kubos sostinėje ji pirmą kartą ir buvo pastebėta. Po 5 metus trukusio žurnalistinio tyrimo paaiškėjo daugiau detalių dėl nukentėjusiųjų, o taip pat ir galimas sindromų sukėlėjas – Rusijos karinės žvalgybos dalinys. Bet dar didesnė sensacija yra tai, kad viena iš aukų galimai buvo pernai NATO viršūnių susitikime Vilniuje lankęsis JAV pareigūnas. Tyrime teigiama, kad Rusijos karinės žvalgybos padalinio, žinoma kaip 29155 agentai, galėjo taikytis į JAV diplomatų smegenis nukreiptos energijos ginklais, sukeliančiais aštrų cypimą galvoje. Įdomu kokį? Tai jeigu esate jautrus garsams, užsikimškite ausis po 3, 2, 1. Šį garsą sekė ūmus pykinimas ir galvos svaigimas, o žmonės jausdavosi lyg po sutrenkimo. Paveiktieji turėdavo problemų ir po įvykių. Štai ką pasakoja vis dar FTB dirbanti agentė, pajutusi ataką 2021 metais savo namuose Floridoje. And I remember complaining to my colleagues for months after that. I felt like I had early Alzheimer's. Short-term memory, long-term memory, confusing memories, multitasking. My baseline changed. I was not the same person. Pagrindiniu įtariamuoju tyrime laikomas minėto dalinio įkūrėjas generolas Andrejus Averjanovas, kuris beje yra ir vienas įtariamųjų Sergejaus Skripalio nuodijimo byloje. Paveiktų aukų visame pasaulyje skaičiuojama virš 1000. Pirmieji sindromo atvejai pasireiškė jau 2014 metais JAV konsulate Frankfurte prie Maino. Iki šiol buvo manoma, kad pradžia buvo Havanoje, Kuboje 2016 metais. Aš džiaugiuosi, kad sindromo pavadinimo nekeitė. Įsivaizduojat, Frankfurto prie Maino sindromas. Labai neseksi. Žurnalistų tyrime paminėtas ir atvejis Vilniuje per NATO viršūnių susitikimą. Galimai nukentėjo buvęs JAV diplomatas Markas Lenzi. Būtent jis buvo vienas pirmųjų pastebėjusių Havanos sindromo atvejus, o po kelių metų Kinijoje tapo šio rusiško akustinio ginklo auka. Prieš jį buvo išpuolis Vilniuje. Vadinasi, per samitą pas mus lankėsi Driskių agentai. Markas dalyvavo viršūnių susitikime Vilniuje, tačiau nepriklausė gynybos departamento delegacijai. JAV pareigūnai kol kas viešai nenori pripažinti pačios atakos ir netgi ją slepia. Galbūt todėl, kad tai sunkiai įrodoma, o gal ir dėl JAV administracijos nenoro išprovokuoti eskalacijos. Mūsų VSD irgi sako, jokių komentarų apie tai neturi. Na, nieko tokio, komentarų bus pas mus. Parašykit, draugai, jūs, kas jums būtų akustinis ginklas. Kaip jūs tai suprantat? Vat man akustinis ginklas yra, namuose girdimas pravažiuojantis per garsus motociklas. Spragėsiai kino teatre. Putkos kalbantis nukis. Blitz naujienos. Suomijos sostinės pakraštyje esančioje pradinėje mokykloje įvyko šaudynės. Ginklo griebėsi 12-metis, sužeidė 2 bendraamžius, dar vienas 6-okas žuvo. Policijos teigimu įtariamasis sulaikytas. Mokykloje mokosi 800 mokinių, taip pat yra 90 darbuotojų. Po incidento buvo aktyvuota Vantos miesto krizių grupė. Policija paragino gyventojus likti namuose ir neatidaryti durų nepažįstamiesiems. Dėl iš Saharos dykumos atneštų dulkių Lietuvoje išlieka aukštas oro užterštumas kietosiomis dalelėmis. Pasak aplinkos apsaugos agentūros, šiandien keisis vėjo kryptis iš pietų į vakarų. Užterštą oro masę turėtų išstumti gaivesnis oras iš vakarų pusės. Kol kas gyventojams rekomenduojama vengti sunkaus darbo lauke, nesportuoti atvirose erdvėse, patalpas valyti drėgnų būdu. Tai jeigu jūsų kolega šiandien į darbą neatėjo, tikrai dėl kietųjų dalelių, tikrai. Pietų Korėjos kariuomenė pranešė, kad apie 7 val. Ryto mūsų laiku Šiaurės Korėja paleido vidutinio nuotolio balistinę raketą Japonijos jūros link. Raketa nuskriejo 600 km ir nukrito į jūrą. Daroma prielaida, kad vyko raketos bandymas. Pietų Korėja apkaltino Šiaurės Korėją eilinę provokaciją. Jungtinių tautų rezoliucija draudžia Šiaurės Korėjai bandyti ar paleisti bet kokias balistinės raketas. Be to, tokios raketos gali būti apginkluotos branduolinėmis kovinėmis galvutėmis. Draugai, primenu, kad šiandien komentaruose pasikuriam ir rašom, kaip jūs suprantate savoką akustinis ginklas. Nesikuklinam, pilam viską, ką sugalvojam. O dabar sugalvojau, kad akustinis ginklas gali būti žadintuvas be snaudimo funkcijos. Vat jau kažin kelintas snūzas šitam draugui. Komentarų apžvalga. Marius Junevičius sako, kad jo draugė gavo pranešimą į telefoną apie gaisrą Vilniuje, o jis ne.
nors gulėjo visai šalia draugės. Bet tai, Mariau, gal čia yra visa esmė. Galbūt sistema žino, kad mes visi esame tik tai pusė angelo ir tik sutikę kitą apsikabinę iš tikrųjų galim skristi. Todėl tik vienam žmogui siunčia pranešimą. Na, o Roma Jasiokienė sako, kad viskas, ką mes pranešame per savo laidą, yra netiesa. Tai sistemos mums parengtos naujienos. Jei norim pranešinėti tiesą, reikia pasidomėti giliau. Tai Roma, kiek giliau dabar? Ar reikia ieškoti informacijos kur nors deep webe? Ar galiu naujienas imti tiesiai iš suverenų, galbūt ten, kur Chebra prie laužo sėdi ir viską ten žino, o galbūt dar giliau ir be vertimo kacapų žinias skaityti? Roma, pavasaris laukia. Išlysk į šviesą. Tiek žinių. Iki.